Sveiki, aš esu Martynas Starkus, sveikinuosi su jumis laidoje Tikurila dažymo meistriškumo lyga. Ačiū visiems, kurie mus žiūri, kurie dalinasi šiomis laidomis, kurie spaudžia patinka. Padarykite tai ir dabar, tokiu atveju apie šį nuostabų dažymo meną ir dažus sužinos kiek įmanoma daugiau žmonių. O tai, žinoma, visais gyvenimo laikais yra aktualu, ar tai būtų žiema, vasara, pavasaris ar ruduo. Mano pagrindiniai ekspertai šioje studijoje yra Rokas ir Audrius, sveiki gyvi. Mes jau neblogai įsibėgėjom, temos atrodo neišsenkančios, kiekvieną kartą mes sugalvojam kažką įdomesnio, įrėminam, kad būtų aiškiau. Ir jeigu mes jau kalbėjome apie daug dalykų, alyvavimą, dažymą, šį kartą mes einame į drėgną teritoriją, į vonios kambarį, pirtis, kur dar bebūtų garų, vandens ir panašiai, nes čia irgi reikia turėti žinių, turėti priemonių, medžiagų, įrankių, kaip visą tai daryti. Ir pradėkime galbūt nuo plytelių. Taip, aš įsivaizduoju, kad daugeliui, jeigu yra drėgna patalpa, nekalbam apie pirtį, tai yra, jeigu vonia, tai yra plytelės, retai, kad jų nebūtų, būna kombinuotos patalpos, bet plytelės. Ir, pavyzdžiui, žmogus turi plyteles ir nusprendžia, kad, čia lupti dabar viską griauti, o gal aš perdažysiu ir padarysiu arba nudažysiu tas plyteles. Ar tai yra sprendimas? Ir jeigu taip, ar tai galima daryti, ar tai yra visiškai nesąmonė? Tai galima daryti ir mes turime sprendimą tokiem atvejam. Tai, sakykime, ilgą laiką ten sprendėm tą kaip čia sakyti, situaciją šiek tiek kitaip, naudodami atskirą gruntą, aiškiai, kombinuodami su apdailos specialiais dažais drėgnom patalpom. Tai gamintojas pamatęs, kad yra didelis poreikis iš tikrųjų, nes tai nėra retas atvejis, pasiūlė pagamino naują produktą, kuris mums palengvina gyvenimą. Tai yra 2 viename, tai yra ir gruntas, ir dažai. Iš karto, reiškia, jeigu tu užsimanei savo baltas plyteles padengti geltona, žydra, rožinė spalva, tu neturi atskirų. Jokios bėdos, visi galim spalvinti virš 60 000 atspalvių, tai tikrai galima išsirinkti, ką mes norim. Tai yra specialus produktas, Luja Ceramic Tiles, su Tikurilos prekiniu ženklu. Tai puikus produktas, pats paviršius yra pusiau matinis, produktas yra vandeninis, kas vėlgi leidžia mums komfortiškai dirbti. Tik tai aš vieną ką visą laiką sakau, šiuo atveju labai svarbus paviršius paruošimas. 95% sėkmės, jeigu nedaugiau, priklauso būtent nuo paviršiaus teisingo paruošimo. Tai naudojant teisingas medžiagas, tai yra ploviklius ir teisingai atliekant darbus. Tai galbūt tas pats paruošimo procesas, jis nėra sudėtingas, jis nereikalauja daug lėšų, daug pinigų, bet reikalauja šiek tiek galbūt kruopštumo. Ta prasme, kad tiesiai išėjęs iš dušo nepulkit dažyti iš karto. Taip, ir tai svarbu, bet paruošimas prasideda nuo to, sakykime, kad mes pašalinam visą silikoną. Tai yra vidiniai kampai dažnai dengiami silikonų, kampas tarp, sakykime, dušo padėklos arba vonios ir plytelių, taip pat dengiamas, praeinamas su silikonu sanitariniu. Tai jį būtina pašalinti ir labai kruopščiai pašalinti, nes, sakykime, ant silikono niekas nesilaiko, jokie dažai nesilaikys. Jeigu ten kažkaip ir sugebėsim užtempti, tai laiku bėgant jie suskeldės ir nusilups. Tai pašalinam. Jeigu palikti silikoną ir žinant, kad čia tas nepaims dažo silikonas, bet paims plytelį ir gausis kaip ir baltas silikonas, juodas plytelės vietoj baltų, ar čia nepagudrausim? Ne, čia su to žaidimu mes prisižaisim. Tai pašalinam silikoną ir gerai būtų silikono likučius nuplauti su specialiu plovikliu. Yra silikono ploviklis, kuris, reiškia, šalina ir seną silikoną, nes jau kartais galim nematyti, kažkur tai bus užteptas, reiškia, ant plytelių. Mes jo nepastebėsim, jeigu baltas, tarkim, silikonas ant baltų plytelių, bet jo likutis mums duos po to blogą rezultatą. Tai pašalinam, išgremžiam silikoną ir pašalinam, nuplaunam jo likučius. Tai pirmas svarbus žingsnis. Antras svarbus žingsnis – plyteles nuplauti specialiais plovikliais. Netinka plauti feirių, kaip kažkas tai siūlo, reiškia, nes pats feiris sudaro plėvelį ir riebalas. Tai plaunam, sakykime, Tikurilo Malipesų ploviklis, kuris nuriebalina paviršių. Nuriebalina paviršių, reiškia, pašalina nešvarumus, arba, sakykime, jeigu yra daug kalkių apnašų, tai galim naudoti Tikurilas su Pisau Napesų
ploviklis, aišku, suomiški pavadinimai, jie turi savo žavesio, lengvai įsimenami. Kaip ir suomiški vardai ir pavardės, ypač ne tik įsimenami, bet ir ištariami. Taip, tai reiškia, tai su juo nuplaunam, tiesiog su kempinėlė užnešam ant paviršiaus, uždedam ir palaukia, tarkim, 10 minučių, nuskalavim vandenį. Dažnas klausimas, kaip tai daryti, jeigu aš perdažinėjau virtuvės plyteles. Jeigu ten dušo patalpa, aš galiu tiesiog su dušu nulietą, nuskalaut viską smagiai. Taip. Tai, sakykime, virtuvėje jau to neskalausim, nes sugadinsim ir baldus, ir grindis, ir kaimyną užpilsim. Tiesiog imam kempinėlę. Aišku, būtų gerai apsisaugoti rankas, nes tai vis dėlto yra, ne kremas rankom. Tai guminės pirštinės užsidėt, imam kempinėlę, mirkom į vandenį, ar tai kibiras, ar tai pačiaupų. Ir tiesiog nuvalom, nuskalaujam tą skystį. Reiškia, pakankamai nenaudodami daug vandens ir paliekam džiūt. Klausimas, kiek džiūt yra labai, labai sudėtingas, kadangi jeigu yra vonia, daugiabutyje tradiciniam, ten ventiliacija dažnai veikia blogai, arba jos iš viso nėra. Gerai, jeigu yra priverstinė ventiliacija, reiškia, tai tokiu atveju reiškia, laukiam, kol išdžius, pilnai išdžius visi tarpai. Ir kai viskas išdžiūna, tada imam teptuką sunkiai pasiekiamom vietom kampam ir trumpo plauko volelį, tą vadinamą baldinį volelį. Reiškia, ir dengiam paviršių, paprastai 2 sluoksnių užtenka. Kodėl dengiam trumpo plauko voleliu, nes vis tiek paviršius nėra idealiai lygus kaip siena, dažnu atveju. Yra tie tarpai, kurie aišku užsidažo, glaistyti tarpai. Reiškia, tai tokiu atveju mes likti ir praeitumėm voleliu, kaip ir viskas gražu, bet mes nepastebėsim, kažkur bus daugiau dažo ir jisai pradės tekėti, nors bus patekėjimai. Vėlgi, jeigu po pirmo sluoksnio pamatėm, kad padarėm klaidų, tai gražiai patekėjimus su peiliuku nusipjaunam, galbūt pašlifuojam lengvai ir dengiam taip pat plonai antrą sluoksnį dažų. Paliekam išdžiūt, paprastai, sakykime, parą laiko, jeigu gera ventiliacija užtenka, uždedam naują silikoną, išdžiūna silikonas, galim naudotis patalpa. Taip, savaitę, 2 labai aktyviai nagais, ragais netrinam paviršiaus, reiškia, paliekam jį. Taip, reiškia, vis vyksta procesas. Taip, brendimo procesas, tai vadinamas, vyksta dažas kietėja, reiškia, ir, sakykime, po mėnesio laiko pas mus dažas įgauna tą maksimalų atsparumą, kuris nurodomas gaminio duomenų lape, sakykime, gauna maksimalų atsparumą valymui, trinčiai ir plovimui. Taip pat, jeigu stipriai pasimaudėm, karštas vanduo, daug garų, vėlgi kažkur išsitepė paviršius, nerekomenduočiau, ko gero, iškart pulti jo šveisti, plauti, nes maudymosi procese, kai yra daug drėgmės, aukšta temperatūra, dažo plėvelė šiek tiek suminkštėja, kaip tai bebūtų. Labiau pažeidžiama. Pažeidžiama tampa, galbūt tas žodis labiau tinkamas, tai vėlgi galbūt palikim, kad išdžiūtų pilnai ir tada jau galim plauti. 15 minučių pakaktų, kad ten jos apdžiūtų ir vėlas tai grįžta į tą pradinį. Taip, nereikia 2 parų laukti. Taip, Audrius gerai, čia pataisai iš tikrųjų. Taip ir dažom tas vonios ar virtuvės plyteles sienų. Misija įmanoma, viskas puiku, galima tą daryti. Jeigu aš vis dėlto nusprendžiau, kad man reikia perdažyti sieną, vonios sieną perdažyti, kaip man garantuoti, kad būtų gera hidroizoliacija? Hidroizoliacija vienas svarbesnių dalykų, žinoma, drėgnoje patalpoje. Kokių reikia imtis žingsnių? Tai vėlgi, sienos paprastai, jeigu tai yra įprastas namas, daugiabutis, tai sienom hidroizoliacija dažniausiai dengiama yra ten, kur tame plote, kur yra klijuojamos plytelės. Tai yra toj agresyvesnioj aplinkoje, sakykime, kur tiesiai liejasi ir dažnai tai būna šiek tiek užeinama už plytelių, koks 30 cm, 50 cm, reiškia toks kaip apsauginis barjeras paliekiamas. Tai jisai naudojamas dažniausiai prieš plyteles klijuojant, ypač jau kalbant apie grindų plyteles. Tai ten būtina dėti hidroizoliaciją, kad tų pačių kaimynų neužpiltų mane ir patenkat į rūsį, sakykime, tau nepradėtų tekėti. Kalbant apie sienas, drėgnoj patalpoj, hidroizoliacija reikalinga, jeigu mes vietoj plytelių dažysime paviršių. Taip, mes nusprendėm dažyti. Taip, yra toks variantas, jisai yra įmanomas. Tik tuo atveju reikia ne tik tai, kaip sakyt, dažam apkrauti jos, kaip palikti, kad dažai išspręs mano visas bėdas. Iš tikrųjų, vėlgi čia yra
tinkamas sumuštinis. Tai yra, jeigu šiais laikais daug kur naudojamas jau gipso kartonas. Retai, kada vidinės pertvaros sienos yra ten mūrijamos. Tai naudojam... Kokios nešamosios sienos paliktos yra? Kas turi būti, visur kitur yra gipsas. Jeigu tai yra gipso kartonų plokštė, tai jinai turi būti drėgmė atspari, su žaliu popierium. Tada naudojam glaistą drėgmę atsparų, kuris reiškia nesubliūkšta gavęs drėgmės. Tada naudojam, jau dedam hidroizoliacijos sluoksnį, tada gruntinių dažų sluoksnį ir 2 kartus dažom dažais. Tai dažai pas mus yra Luja serijos, tai yra ir tiek hidroizoliacija, tiek gruntinis dažas, tai reiškia visas sumuštinis, tiek apdailinis dažas, Luja ir šitie dažai be viso ko to, kad yra atsparesni drėgmė negu įprasti, jie turi ir saugų kiekį antipelėsinių priedų, reiškia ne taip sparčiai pelys esant tinkamai aplinkai, čia sakau, kaip silikonas. Sanitarinis silikonas ir įprastas. Jeigu yra tinkama aplinka, abudu supelys, tik vienas greičiau, kitas lėčiau. Tai dažai neišspręs, jeigu bloga ventiliacija ir gera terpė pelėsių, tai šitos tikrai neišspręs, arba ten ant pelėsio uždažysim ir staiga pelėsis išnyks. To nebus. Tai uždažom ir, kaip sakyt, paliekam. Tai įmanoma misija, taip. O jeigu tai yra lauko siena, šaltoji siena, pavyzdžiui, vis tiek tinka tas procesas, ar ne? Pavyzdžiui, vonia yra daroma kur nors, kur laukas, kur šaltis, pavyzdžiui, žiemą labiau spaudžia, pavėsinę pusę kokią nors. Tai čia jau nedažai sprendžiam, čia apšildom paviršių iš išorės, kad nebūtų šalčio tiltelio, nes čia pavyzdys, kai šalčio tiltelis ir pelėsiui gera terpė daugintis ir veistis, dėl ko, sakykime, tas pats pelėsis greit atsiranda, buvo tas 5-aukštis blokinis, standartinis, be pelėsio šaltas, prapučiamas vėjų, staiga apšiltina namą ir pradėjo aplink langus pelyti, reiškia, tai tiesiog tas pelėsis šalčio tiltelis yra, reiškia, netinkamai komponuoti langai ir su apšiltinimo medžiaga, nes paprastai langai tada turi būti išstumiami į priekį, į fasadą, reiškia, yra tos technologijos. Tai ne, dažais neišspręsim šito klausimo. Tas sumuštinio prieš tai turi būti sluoksnis, duonas, sviestas, salotos, tik paskui mėsa. Taip, ten visai prieš vienės plėvelės ir taip toliau. Čia šiuo atveju dažais mes galėtume atitolinti pelėjimo to procesą. Ypač, bet... Apgauti save. Kažkuriam laikui. Kartais būna atitraukia žmogus spintą ir ten gyvena ir auga neaišku kas. Tada greit užstumė. Dar greičiau, bet čia gal ir nemačiau. Bet pelėsis, bloga terpė mūsų, kaip čia, plaučiams ir panašiai, tikrai didelis peilis. Tai vis tiek tu turi gilubinį sprendimą rasti. Tai yra ventiliacija, šildymas, apšiltinimas teisingas. Ir langai, vėlgi, tas būna variantas, kai jau būna išpelyje tenai, tiesiog, atrodytų, ten galima būtų pirštų krapštyti aplink palangės. Taip, tai tenai tas sumuštinis turėtų būti iš tų tokių jau paviršinių medžiagų, ką mes galim pasiūlyti. Tai glaistas atsparus drėgmiai su priešpelėsiniu priedu padeda nuo pelėsio. Tas dažų sluoksnis su priešpelėsiniu priedu irgi padeda nuo pelėsio. Bet neišsprendus tos giluminės priežasties, ten bus kaupsis tas kondensatas, lašiukas kabos. Ir anksčiau ar vėliau ten tas pelėsis. Taip, čia kaip su dantimis, ne? Mes tik tai plombą uždėję neišgelbėsim dantis, jeigu giliai įsišaknyjusi. Bet iš praktikos pasakysiu, kad pakankamai gerai laiko tas toks pakeistas variantas, nes tos prieš tai būsios medžiagos, tikėtina jos neatsparios buvo vandens poveikiui visiškai. Mes čia labai lindom giliai į sienas, dažai vis dėlto yra arčiau matomumo zonos. Tai dažai, kokie jie turėtų būti? Vėlgi mes negalim bet kokius dažus ir dažyti, jie turėtų būti specialūs, tinkami drėgnom patalpom. Tai yra pas mus ta, tai kaip minėjau, Luja serija, Tikurila Luja serija, tai yra ir hidroizoliacija, ir gruntiniai dažai, ir apdailos dažai, kurie yra 2 blizgesių, tai yra Luja 7, Luja 20, 7-tukas yra matinis skaitosi, 20-tukas Luja 20 skaitosi jau pusiau matinis, aukštesnio blizgesio. Iš esmės, jeigu jau ten reikia maksimalaus atsparumo, tai yra dušo kabina, kur tiesiai liesis vanduo, ar ten, sakykime, virtuvės plotas plytelėm, kur ruošia maistą, gamina maistą, tai tokiu atveju aš vis dėlto rekomenduočiau Luja 20, pusiau matinius dažus, o likusiai vonios patalpai, tai ar sienos, ar lubos, reiškia
rekomenduočiau Luja 7. Tai yra mažesnio blizgesio, bet taip pat turintis saugų kiekį antipelėsinių priedų, puikus atsparumas valymui, trinčiai plovimui, tai sprendžiam. Tada reiškia tokios patalpos dažymą būtent su Luja serijos produktais. Jūs sakėt, kad jeigu mes dažome plyteles, tai turi būti specialus volelis. Na, ne bet koks po ranka pasitaikęs. Ar dažant sienas atspariais drėgmei dažais irgi yra kažkokie specialūs įrankiai? Ten naudojam paprastai tai įprastą volelį, kur dažydami ir sausas patalpas, sienas, lubas. Nebent, o tiesiog, kadangi vonios patalpa dažnai nėra labai didelė, tokia standartinė, sakykime, aišku, gali būti vonia ir 20 kvadratinių metrų. Ne krepšinio arena. Taip, tai galima rinktis tada šiek tiek trumpesnio šerio volelį, sakykime, tada mes tas sienas matom vis tiek iš arčiau, ne kambarį, jeigu norim tokios lygesnės struktūros, reiškia, tai galim šiek tiek smulkesnio ilgio volelį naudoti. Bet iš esmės tai tas pats, ar dažom sausoj patalpoje, ar dažom drėgnoj patalpoje sienas, lubas, principas yra lygiai tas pats, tik tai produktai kiti. Aš sakyčiau, kad čia yra tas būna klausimas, lubas, kogi tas lubas padaryti vonios kambarį. Tai lubas reikėtų irgi dažyti su tais drėgmei atspariais dažais ir tas matinis variantas gražiausiai atrodytų. Tik čia reiktų vėlgi įsivertinti, koks apšvietimas. Jeigu mes turim tuos ledukus, kurie eina iš lubų, šviečia žemyn, galim dažyti bet kokio blizgesio dažais ir mums nekris į akis, mes nieko nematysim. Bet jeigu kažkaip susiplanuosim apšvietimą, kuris eina palei paviršius lubų, tai ten tie blizgus paviršiai mums jos išdažyti gražiai, tokį kaip baldų lygumą bus iššūkis. Galima, bet nebus lengva. O tiesa, kad sako, kad kuo blizgesnis dažas, tuo atsparesnis labiau drėgmiai? Galbūt ne tiek drėgmiai tik tai, bet šiaip jisai atsparesnis. Vandeninis dažas, blizgus. Jeigu kalbam apie sienų, lubų dažus, taip, yra auksinė taisyklė, kad kuo dažas daugiau blizga, tuo jis yra praktiškesnis, nes žiūrint per mikroskopą, jo paviršius yra lygesnis, reiškia mažiau linkęs kaupti nešvarumam, tarkim, grįžtam koridorius, dažytas visiškai matiniais dažais ir matiniais arba šiek tiek aukštesnio blizgesio, tai braukdami su ranka, kai yra prakaitas, yra kažkoks smėlis, nešvarumas, ant matinio paviršiaus, labai aiškiai, mes kaip brauksim kaip per smulkų šiltinį, o ten jau daugiau kaip per stiklą, reiškia, mažiau kaupsis nešvarumai ir sąlyginai lengviau valysis, nes kuo matiškesnis paviršius, visiškai matinis, mes ilgai valydami, mes ką jį padarom, mes jį dažo nenuvalom, mes jį nupoliruojam. Toje vietoje pasidaro, sakykime, jisai blizgesnis, tiesiog negražiai atrodo. Taip yra išimčių, yra visiškai matinių dažų gerai valomų, bet kadangi tema yra drėgnos patalpos, tai matiškiausias, ką mes galim pasiūlyti tiek klubom, tiek sienom, tai yra Luja 7, tai yra matiniai dažai, apskritai kalbant, tai pats populiariausias blizgesys ir sausom patalpom, tai nėra aukšto labai blizgesio dažas, tai lubom tikrai neblizgestos. Lubos, nebent apšvietimas yra padarytas taip, kad eitų grinai ant lubų, tai be abejo, tai nėra visiškai matinis, šiek tiek matysis. Tai didelė dalis tiesos yra tame, kad kuo dažas blizgesnis, taip tuo praktiškesnis, tačiau vėlgi padengti didelį plotą su blizgesniais dažais yra sudėtingiau. Sudėtingiau tuo, kad reikia sparčiai dirbti, turėti galbūt netgi įgūdžių daugiau, kad gražiai susilietų voliuko potėpiai vienas paskui kitą eidami, reiškia tos linijos. Ne, bet jeigu mes kalbame apie vonios patalpą, kaip sakėm, standartiškai tai nėra labai didelės erdvės, tai kaip ir viskas įmanoma. Taip, bet grįšiu prie to, kad pats atspariausias bus Luja Ceramic Tiles, kuris yra pusiau matinis. Jisai nėra nei aukšto blizgesio, nei pusiau blizgus. Jisai yra tik pusiau matinis, bet jis bus geriausio atsparumų drėgmiai, ir įvairiem kitiem ten, ką galim naudoti virtuviai, tai ten bus visokios pomidorų tyrės, aliejus, tokie piktesni dalykai, kokia kava ten arbata irgi palieka greit savo pėdsaką ant sienos, jeigu mes jų nenuvalytume. Testai, kurie buvo daryti, tai buvo nuvaloma po 15 minučių, tais visais
kaip čia pasakyti, virtuviai naudojamais. Na taip, ne dantų pasta, ne turbūt. O dantų pasta buvo bandyta vonioj. Čia dar grįšiu prie to. Ir po 15 minučių buvo nuvalomas paviršius ir po 60 minučių. Tai po 60 minučių, na, jau su kai kuriais piktesniais, tais tokiais kaip ketšupas arba arbata, jau kažką galima matyti. Nėra vyno, kas nors ten lengva ranka pilstelė. Taip. Bet po 15 minučių vienintelis turbūt buvo matomas pėdsakas nuo kartyčių. Toks irgi pasirodytų, na, ganėtinai graužus produktas. Jeigu kalbėsim... Su krienais, ne. Galima drąsiai. Gerai. Su vonia buvo jau ten kitus mes naudojam, na tai dantų pasta, domestos, kažkas tai iš tokių chemijos, kuri, na, jau susijusi su dezinfekcija tokia irgi. Tai ten nieks nepaliko kažkokio piktesnio pėdsako. Net ir laikant 40 minučių. Nei po 60 minučių. Ant Luja Ceramic Tiles, tai šitas, aš toks mėgstu visada naudot ne visai pagal raidę tos produktus, tai aš pats pasidaręs asmeniškai testuoju, kaip visada tos produktus ant savo aplinkoje tiek daug eksperimentų vyksta, mokslinė laboratorija, sodyba, namai, būtas, vonia, viskas Audriaus aplinkoje yra išbandyta po kelis kartus. Ant savęs eksperimentuoja. Taip. Tai ekonominis pirties variantas, lauko pirtelė tokia, kur net sienos iškaltos buvo su OSB toks ne pats gal estetiškiausias variantas, suglaistytos gražiai iki lygumo, uždėtas hidroizoliacija ant kampų, kaip priklauso ant sujungimų, būtinai hidroizoliacija su juosta įklijuota, viskas sutampyta gražiai, suglaistyta iki lygumo, uždėta paskui ta taip vadinama ta hidroizoliacija kaip lakas, membrana, aš ją vadinu, ir uždažyta buvo su Luja Ceramic Tiles. Nežinau, kiek metų jau praėjo, bet turbūt, kada jis tas dažas pasirodė, visai nesenai palyginus. Tik Kurilos istorija visai nesenai. Ja. Taip, bet fantastiškai laiko. Puiku, tai mes tada kaip tik ir einam į pirtį, paliekam vonę ir daugiabutį ten jau, kur turi būti, keliaujame į pirtį. Ir pirtis. Čia jau vėl kiti klausimai kyla. Ar aliejavimas, ar vaškavimas. Kas labiau tinka? Pradėkime nuo to. Tai pirti reiškia, čia panašiai galbūt šiek tiek ir su praeitą temą mūsų susijęsi, kad naudojami aliejai, su kuriais taip pat nereiktų persistengti su sluoksnio kiekiu. Nes lygiai tas pats, drėgna patalpa, jeigu sluoksnis lupsis. Čia galbūt iš karto atsakymas užbėgant šiek tiek į priekį, ar galima pirti lakuot. Tai lakų dengti tikrai negalima pirties sienų ar lubų, nes labai tikėtina, kad lakas pakankamai greitai nusilups tiesiog nuo paviršiaus. Čia apart kitų ten kenksmingų dalykų, kad vykstant, reiškia, aukštai temperatūrai lakas gali skleisti ir neigiamus dalykus. Tai pirti naudojami taip pat aliejai. Ir aliejai gali būti kelių rūšių. Taip, tai gali būti daugiau mūsų suvokimų tradiciniai aliejai, kurie labai skysti, dengia visi tokių plonų sluoksnių. Ir gali būti, kaip ir vaškas jisai vadinasi, tarkim, tai Kurilos upi sauna vaha, bet tai yra, aliejuje tirpintas vaškas, nes vaškas, pati substancija yra kieta, ne? Tai toks, sakykime, aliejaus vaško mišinys, kuris uždeda jau tokią, ne tai, kad plėvelę, gal kaip membraną daugiau tokią. Taip, kaip vaškas, jisai gula kaip vaškas visada, jisai ant paviršiaus, jisai į vidų nesiskverbs. Kai aliejus savo ruoštų, jisai linkęs labiau gilumą skverbtis jo gilin. Tai substancija tokia tiesiog. Taip, bet tik aš patikslinsiu, kad pačioje pirtyje, garinėje, kur karšta, tai ten plėvelė kitą efektą duoda. Kai jeigu mes padarom per storą sluoksniuką, užvaškavom arba nualiejavom 2-3 kartais, kur irgi mums atrodo daugiau geriau, tai ne. Padarę plėvelę mes jau turėsim sutankintą sluoksnį, kuris karščiui, besiperiant ten trauks karštį. Kais, perkais, atsiras kažkokie kvapai, prisiliesti negalėsim prie tos medienos. Ta mediena turi būti kaip ir tokia porėta, kad kaip tarsi izoliacinė medžiaga, kuri nekaupia savyje to karščio, kad galėtume ir prisiliesti, ir ten neprasidėtų kažkokie tai tokie, su karščiu susiję procesai. Kai perkaitimas, kvapai kažkokie, dūminimas. Tai
pirtie kaitri garinėje, kur jau karšta, reikia dengti plonų sluoksnių dėl šitos priežasties. O ar reikia tada paruošti prieš alijuojant kažkaip ypatingai, negu mes ruošime irgi kalbėjom apie terasos alijavimą. Ten paruošimas toks atrodo minimalus, nuplauti ir tada gali alijuoti to pirtį. Aš gal taip pasakysiu, kad turbūt tas pirmas mūsų etapas, mes padarom tą pirtį ir jinai būna ta mediena tokia, kad net nesinori prie jos liestis. Jinai tokia graži, kad... Norisi žiūrėti, net pirties jungti nesinori, nes, palaukit, čia sugadinsit, prišlapinsit, tavo žolų lapų prilips visur, palaukit, pažiūrim. Taip, liesti malonu, viskas idealu, gražu. Ir su ta pirties kažkokiu tokiu atnaujinimu arba šiek tiek kaip čia padengimu tom tokiam apsauginėm medžiagom mes grįžtam šiek tiek jau vėliau. Panaudoja tą pirtį ten 10 metį gal. Taip. Na, kažkas daugiau, kas mažiau. Bet kurgi čia aš vėlgi linkstu, kad tuomet jau ta pirtis būna padėvėta. Tai ką mums reikia padaryti? Nusiplauti tuos senus likučius visokių, ko tik ten nėra buvę, gal kažkas medų. Ar tinka tas pats tirpalas kaip ir terasų? Ne, tenai naudojamas jau nebe šarmas, nebe šarminiai tirpalai, o naudojami silpnai rūgštiniai plovikliai. Rūgštiniai plovikliai, na vis tiek pas mus grindis dažnu atveju bus plytelės tenai. Tai tie rūgštiniai plovikliai bus galbūt kažkokių ten tų kranų, tokių metalinių detalių daugiau. Tai tie rūgštiniai plovikliai šiuo atveju jie nekenkia tiem paviršiam. Nekenkia ir plytelėm, plytelių tarpam. Ta mediena jie, kaip čia dezinfekuoja, atšviežina, atbalina, nuplauna tuos nešvarumus ir tuo pačiu nepakenkia kitiem paviršiam. Tai rūgštinis ploviklis su pisauna pesu. Na, tas irgi suomiškas pavadinimas, kad lengviau būtų atsiminti. Tai mes su juo nuplaunam, nuskalaujam. Na, ten to vandens nesilieja pas mus ten labai, turbūt kaip iš kibiro. Tiesiog su kempinėlė, su keliais pakeistais vandenim, nuskalaujam, džiovinam ir po tokio plovimo šiek tiek ta mediena pasišiauši. Vanduo ir medis visada pasišiaušus medieną, kurią mums reikia šiek tiek minimaliai pašlifuoti šlifuojamo kempinėlę, nupjauti tą pašiaušimą, nubraukiam dulkes ir galime arba vaškuoti, arba alijuoti. Mes vienoje pirmųjų laidų kalbėjom apie tai, kad elementarus dalykas, dažas yra skirtingas tinkantis sienom, grindjuostėm, grindim, o kaip yra pirtise? Irgi turbūt ten tas aliejus tinkamas, vienas yra labiau sienom, kitas suolams ar tas pats? Tai keli variantai yra. Šiuo atveju yra taip. Šiaip geras klausimas iš tikrųjų. Tai toks klasikinis pirties dengimas aliejum, tai yra taip, sienom lubom vienas aliejus, suolam, gultam yra kitas aliejus. Tai sienom toks yra aliejus, jisai gali būti ir bespalvis, gali būti ir spalvinamas įvairiom spalvom pagal lakų ir bicų paletę, reiškia vidaus darbam. Suolam jau eina aliejus, jisai netonuojamas, nespalvinamas, reiškia jisai, toks bespalvis. Aišku, šiek tiek medienos spalva koreguoja, kadangi tai nėra vanduo, tai yra aliejus, tai yra jisai specialus. Tai tame aliejuje visiškai nėra alergizuojančių medžiagų, reiškia, absoliučiai jokių nėra, nes daug žmonių turi alergijas ir gali turėti alergijas, tarkim, tam tikriem paviršiam. Taip, yra tuo labiau, kad tu esi ten, tavo kūnas yra šlapias, įkaitęs, atviras. Poros atviros. Taip, atviros poros, tai tu atviras viskam esi. Tai va tas aliejus neturi visiškai, reiškia, tokių medžiagų, kurios gali sukelti, reiškia, reakciją neigiamą. Ir grindim arba tom grotelėm yra dar vienas aliejus, reiškia, dar atskira rūšis, tai jis tinka tiek pirties, tiek priešpirčio, reiškia, grindim alijuoti. Dažnai žmonės tingi, reiškia, ten vieną, antrą imti, reiškia. Tai yra tas, būtent su vašku aliejus, jis jau toks naujesnės kartos, sakykim, tai jisai tinka tiek sienom lubom, tiek gultam suolam alijuoti, bet netinka grindim. Tai taip pat gali būti, reiškia, bespalvis ir gali būti spalvinamas pagal tą pačią, reiškia, spalvų gamą. Tai ir atskirai yra produktai, ir yra toks tas su vašku jisai universalesnis, dėl ko šiaip jisai ir toks daugiau populiarumo įgauna, kadangi tu vieną nusipirkai, nereikia tavo atskirai skaičiuoti, kiek jo reikės gultuje, kiek sienom, kiek lubom, tu vieną nusipirkai ir principė viską gali dengti
vienu produktu išskyrus bet čia tas grindis. yra tas bendras, kur tinka viskam. Vis tiek turbūt gyvenime yra šampūnas kūnų ir plaukam yra. Jums neaktualu, bet vis tiek tai būna, žmonės naudoja. Tai čia vis tiek geriau atskirai plaukam, atskirai kūnų. Tai kaip yra ir su turbūt čia su aliejais ir vašku kažkas labiau tinka taip, jeigu tu nori labai preciziškas būti. Aš turbūt taip pasakysiu, kad labai skirtingi tie tokie, vienas tradicinis toks atėjęs iš senesnių jau laikų produktas, tas parafino aliejus ar alyva, kaip jie pavadintume, su kuria yra tas momentas, kad jeigu mes su jais darome tik tai gultai aliejojami. Tai jeigu mes jau su to produktu pradėjome kaip čia dirbti, tai mes su juo ir apsiženijom. Atsinaujant mes su kitais produktais gražiai negalėsim, nes dengsis, taip plėmais negražiai. Jisai jau pradėjom su juo alijuoti ir turėsim kaip čia ir gyventi. Su tuo vašku mes jį nuplovėm, pašalinom, mes vėl galim jau pakeisti tą produktą arba paliktą medieną arba atnaujinti su tuo, su tą parafino aliejumi, alyvą. Toksai universalesnis šiuo atžvilgiu. Ir jas visiškai tokios skirtingos prigimties, tai jeigu vienas prigirdo medieną ir ten neleidžia nešvarumą gertis, tas parafino aliejus taip elgesi, tai kitas, paviršiuką tokį apsauginį sluoksniuką uždeda, irgi neleidžia gertis tiem nešvarumam, bet jis, šiek tiek kitoks principas veikimo. Jis guli paviršiui, kai nas užėmęs visas poras. Ir aš pats turbūt asmeniškai rinkčiausi visuomet tas vaškas. Ten irgi yra vaškų mišinys, toks bičių vaškai dažniausiai naudojami. Tas tai vadinamas palmių vaškas, jų mišinys tam tikras patalpintas iš dalies tokiam vandeniniai terpiai, vandenėlyje. Lengva dirbti, mažiau klaidų prisidaryti galima, atlaidus produktas. Tikrai ir su dideliu tokiu spalviniu pasirinkimu. Ir aišku, turbūt 90 keli procentai rinksis bespalvius tuos produktus pirčiai, norės išsaugoti tą, nes ten mediena pati iš savęs būna graži, tas savo spalvinė gama. Bet yra dabar ir dūminę pirtį kažkas nori imituoti, juodą pasidaro tą tokią, bando išgauti iš tokių intensyvesnių atspalvių. Pilka, balta, lygiai taip pat irgi populiarūs sprendimai. Ta tokia išpilkėjusios medienos pirtis, balta, šviesesnė, galbūt ten erdvesnė, malonesnė atrodo. Ir, kaip aš sakiau, ta juoda spalva turbūt irgi dažnas pasirinkimas. Taip, dabar, iš principo mes esminius dalykus, kalbant apie drėgną aplinką, apie pirtis, apie vonios kambarius jau apkalbėjom. Ir dabar kaip tik mes turime laiko klausimams. Aš turiu vieną klausimą, kurį uždavė mūsų žiūrovas. Beje, klausimus galite užduoti komentarų skiltyse. Mes paskirsime kokią vieną laidą atsakymams į klausimus. Ir vienas iš tokių klausimų yra taip. Sveiki, patarkite, kuo dengti termomedienos nedegintos fasadą. Pastatas yra apaugusioje medžiais ežero pakrantėje, po žiemos dailylentės pasidengia kažkuo panašiu į žalią pelėsį. Iš anksto ačiū, lauksiu atsakymo. Asta parašė. Supratote, apie ką klausimas? Tai turbūt netoli yra nemažai galbūt krūmų ar medžių. Ir tas yra momentas, aišku, ir priklauso nuo medienos kalimo krypties ar vertikali, horizontali, kaip ten lengva ten tos medienos prisitvirtinti žiedadulkėm, dulkelėm. Ir tai yra maistas mikroorganizmam. Ten visokiam dumliam, pelėsiui. Tai jeigu mes turim žiedadulkių ant paviršiaus, ko mums tai reikia, šiek tiek drėgmės ir šilumos, ir ten pradeda ant paviršiaus. Viduje medienos viskas, viskas ten nepažįsta, bet ant pačio paviršiaus pradeda jau augti kažkas mikroorganizmų, kaip čia ypač turbūt kalba daugiau apie šiaurinę pusę, jeigu ta pietinė, tai saulė ten nukepina, tas ultravioletas yra geras žudikas, bet apie tas vietas, reikėtų padaryti turbūt kelis žingsnius. Pirmas žingsnis čia šiuo atveju bus nuplauti fasadą su tais biologiniai, kaip čia įvairoviai skirtais plovikliais. Tai mūsų ploviklis būtų Homenpoisto, su tokiu plovikliu, pasidaryti tirpalą reiktų pagal instrukcijas. Nusiplaunam, nuskalaujam, duodam išdžiūti. Ir reikia turėti omeny, kad
ta terpė ten greitai formuojasi palankiai, ten po valandos ar kelių galima būtų su mikroskopu pažiūrėti, jau ten vėl kažkas užsinešė kažkokių grybų sporų. Tai reikėtų turbūt tokioje vietoje dengti papildomais apsauginiais sluoksniais impregnuojančių gruntų ir dažyvės sluoksnių. Ir ką dar reiktų tokioje aplinkoje daryti, turbūt jau niekur nepabėgsit, kas metus, 2 reikės fasadą nusiplauti su tais biologiniai, tai įvairoviai skirtais plovikliais, bet vienas svarbus patarimas, rinkitės tik tuos, kurie negadina buvusių anksčiau dangų. Dažyvės, dažų, aliejaus. Čia šiuo atveju tas homenpoisto ir toks ir yra, jisai negadina anksčiau buvusio dažo arba aliejaus arba dažyvės. Čia reikės kaip čia daugiau pasirūpinto fasadų. Kaip mašiną plaunam, taip darbu dažniau negu namą, tai čia šiuo atveju mums reiks priprasti, kad namą reikės prižiūrėti, plauti, tiesiog, Taip, reikia įdėti darbo. Šiaip šitą laidą mūsų yra rūpesčio laida, nes dažymas, visa tai yra tik tai yra kalba apie rūpestį, apie aplinkos puoselėjimą, apie mūsų daiktų ilgamžiškumą ir panašiai, apie grožį, apie kūrybą. Ir man labai smagu apie tai kalbėti su jumis, mes jau įrašėme 4 epizodą ir panašu, kad kalbos dar bus ateityje. Mes dėkojame visiems, kurie žiūri šią laidą. Ačiū, kad spaudžiate patinka, tą padarykite, prašom. Ir dabar, jeigu jums patiko, pasidalinkite šiais įrašais ir susitiksime kitoje laidoje. Ačiū Audriu, ačiū Rokai. Mūsų laukia dar nemažai įdomių pokalbių. Ačiū tau ir žiūrovam. Iki.